Kokios naujovės įsteigtos klinikoje pastaraisiais metais? Klinika pastaraisiais metais padarė ženklų progresą kokybinę prasme. Klinikoje pradėjo dirbti profesorius gastroenterologas Gediminas Kiudelis iš Kauno klinikų. Klinikoje jo dėka padėta įdiegti naujus diagnostikos ir gydymo metodus, kaip 24 valandų pH metrija, kuomet rūgštingumas nustatomas stemplėje, tai ypač svarbu gastroezofaginio refliukso ligos diagnostikoje. Taip pat įdiegta Helicobacter pylori skrandžio bakterijos nustatymas iškvėpamo oro testų, tai svarbu ir diagnozuojant pradžioje, ir įvertinant gydymo rezultatus. Taip pat įdiegta eilė metodų diagnozuojant kepenų, žarnų ligas specialiais diagnostiniais testais. Klinikoje pradėjo dirbti žymus specialistas, ortopedas traumatologas Rimtautas Gudas iš Kauno klinikų. Taip pat išplėtota oftalmologinė pagalba. Klinika aprūpinta kabinetas gera oftalmologinė įranga, konsultuoja medicinos mokslų daktaras Saulius Galgauskas iš Santariškių universitetinės ligoninės. Jo prioritetai yra gydymas lazerių. Taip pat konsultuoja Ilona Jarulaitienė ir Eglė Svalbonaitė iš Vilniaus universitetinės ligoninės. Na ir džiugu pastaruoju metu, kad mes sugebėjome įdiegti endoskopinius tyrimus, tai būtent skrandžio, storosios žarnos, bendrinėje nejautroje. Išsamiau mes supažindinsim laidoje arba galima susipažinti į klinikos internetinę svetainę.